Sykį susitiko teisybė ir neteisybė, pradėjo kalbėtis. Teisybė sako, kad su teisybė geriau žmonėms gyventi pasaulyje, o neteisybė sako, kad su sukimu geriau gyventi žmonėms. Ir taip besikalbant, sako neteisybė. Aš statau 100 litų. Jei aš pralošiu, tau duosiu 100 litų, o jei tu, tai tu man duosi 100 litų ir dar tavo akis išdursiu. Taip sukirto lažybos ir nuėjo į teismą. Teisybė pasakojo savo teisybę, o neteisybė rodo už ančių 100 litų. Jei jį laimės, tai jam duos 100. Teisėjas tuoj suprato, ką jį rodo ir sako. Su neteisybė geriau gyventi pasaulyje. Kas meluoja, tas važiuoja. Sulig tokiu teismu teisybė pralaimėjo. Turėjo atiduoti 100 litų ir abi akis ją išdūrė. Sėdi vargšė be akių. Atsisuko 3 velniai, vienas sako, aš vieną vyrą su pačia supydžiau, kitas sako, aš išmokiau vaikus suvokti ir neklausyti tėvų, o trečias sako, aš šiandien sugundžiau visą smuklę pasigerti ir peštis. O neteisybė išgirdus juos sako, tie jūsų darbai tai vis tik niekas. Aš iš teisybės išpelniau 100 litų ir jai abi akis išdūriau, jau dabar teisybės spanga. Toli tau neteisybė. Joninių diena, sako vienas velnias. Teisybė ne vandenyne skęsta, ne ugny nedega. Jei tik brauks akinių lapelių ir jau vėl bus sveika. O neteisybė sako, o kur jį gaus tokių lapelių? Sako, kad jis sėdi pas juos. Tik reik palipėti truputį aukščiau ir pasiskint, pridėti prie akių ir vėl bus sveika. O teisybė viską girdėjo. Tuo jį pasislinko, ėmė skint lapelius ir dėti prie akių. Pataikė akinį lapelį ir akis išgijo, o kada jau pamatė šviesybę, sako, reikia pasiskinti jų daugiau. Gal kam bus reikalingos? Jį pasiskynė pundelį tų žalelių, susirišo ir išėjo. Neilgai trukus apsirgo karaliaus duktė akimis. Ir kuo gydė, nieko nepadarė ir visai apako. Tada karalius išleido įsakymą po savo ir aplinkinės karalystės, kad jeigu koks atsirastų gydytojas galintis jo dukters akis pataisyti, tai atiduotų tam pusę karalystės. Susirinko gydytojai, žiniūnai, raganiai, pradėjo gydyti, kas tik kaip žinojo, bet nieko negalėjo pagelbėti. Karalius perpykęs liepė visus su šluota iš dvaro išmušti. Atėjo vienas karaliaus tarnas ir sako, čia atsirado svetimžeminė kokia boba pravardė teisybė. Ji nori karaliaus dukterį veltui išgydyti, tik už vieną padėkojimą, o pusės karalystės jai nereikia. Karalius nusistebėjo, tuoj nusintė tarnus, kad ją atvestų prie aklos karalaitės. O kai tik jie atėjo prie karalaitės, patrynė akinių lapelių ir karalaitė pražiūrėjo. Kai tik pamatė šviesą, tuoj kuo greičiausiai bėgo pas tėvą, o tėvas pamatęs ją sveiką apsidžiaugė. Atsisukęs į teisybę, klausė jos, kuom dabar tave apdovanoti? Nori, imk mano pusę turtų arba imk pusę karalystės. Nusilenkė teisybė karaliui ir sako, nereikia man tavo turtų, nie karalysčių. Jeigu nori, tai gali mane padaryti vyriausią teisėją, kad be manęs teisėjai bylų nepabaigtų. Karalius tuoj padarė pagal jos norą. Nuo to sykio toj žemėje visuose teismuose tik viena teisybė valdė, o neteisybė į tą žemę negavo nė nosį įkišti. Ir tokiu būdu pergalėjo teisybė neteisybę.